Labas vakaras. Ne vieno iš jūsų nematau, tad jeigu yra galimybės, įsijunkit kamerą, kad būtume visi kartu, galėtume matyti vienas kitą. Ir sekmadienį mes turėjom live susitikimą Instagrame, kalbėdami tą temą, kurią šiandien bandysim mokytis meditacijos. Tai ten buvo labai daug kalbėjimo ir labai mažai praktikos, tad šiandien bus daugiau praktikos ir mažiau kalbų. O dabar prieš pradedant kviečiu atsisėsti patogiau, pasidarysim kelių minučių meditaciją ir tada papasakosiu daugiau apie mūsų praktiką. Tai įsitaisykit patogiai. Ištiesinkit šiek tiek stuburą, atverdami krūtinę, smakrą nuleisdami šiek tiek žemiau. Ir švelni šypsena į kūną. Švelni šypsena, su kuria dėmesį prisiliečiam prie savo kūno. Ir stebim, kaip kūnas atsipalaiduoja, įtampos tirpsta. Ir dabar giliau įkvepiam per nosį. Sulaikom įkvėpę. Ir lėtai iškvepiam taip pat per nosį. Jeigu per nosį kvėpuoti negalit, kvėpuokit per burną, suspaudę lūpas, vėl įkvepiam. Laikom 5 sekundės. Ir iškvepiam 5. Sulaikom iškvėpę 5. Ir įkvepiam 5. Sulaikom. Iškvepiam, palaiduojant kūną, įsipatoginant dar labiau. Ir laikom. Įkvepiam. Laikom 5. Ir iškvepiam 5. Laikom 5. Ir dabar minutę laiko paskaičiuojam patys. 5 įkvepiam, 5 sulaikom, 5 iškvepiam, 5 sulaikom. Pratimas padedantis atitraukti dėmesį nuo minčių į kvėpavimą ir skaičiavimą. Sustiprinant koncentraciją ir sukuriant viduj daugiau aiškumo. O dabar kvėpavimui leidžiam vykti visiškai ramiai. Tiesiog stebim, kaip natūraliai kūnas įkvepia, natūraliai iškvepia. Pastebim pauzes įkvėpus, pauzes iškvėpus. Akis užmerktos, kūnas atsipalaidavęs. Kvėpavimas ramus. Pastebim pauzes po įkvėpimo ir iškvėpimo. Ir dabar patrinam delnais vieną į kitą. Jaučiam šilumą atsirandančią delnuose, girdim garsą,
giliau įkvepiam, iškvepiam. Ir tada delnais paliečiam krūtinę arba veidą, pajaučiam stipresnį ryšį su savo kūnu. Ir išsikeliam ketinimą, kad visas šis mokymasis laikas skirtas meditacijai būtų naudingas siekiant savo tikslų, padedant kitiem. Ir dabar galima atsimerkti, kai norėsit, pradėsim mūsų trumpą pokalbį apie meditaciją, nes, kaip ir minėjau, prieš tai buvau daręs live Instagram apie santykį su savim ir ten mes neturėjom praktikos. O šiandien turėsim daugiau praktikos ir truputį priminsiu apie santykį su savim, ką tai reiškia. Nes santykis su savim iš tikrųjų yra pats svarbiausias santykis. Kai santykis su savim yra prarastas, tai tada natūraliai mes prarandam ryšio vis daugiau ir su kitais. Todėl labai svarbu yra santykis su savim. Ir čia galima pasižiūrėti į santykį su savim per kelis pjūvius. Nes yra be galo daug požiūrio kampų, kaip galim pasižiūrėti į save. Nes kas aš esu, į šitą klausimą visi atsako skirtingai. Todėl yra daugybė požiūrių, kaip galim pasižiūrėti į save, kaip save suprast ir kaip kurt santykį su savim. Tai pirmas santykis su savim atkuriamas, kaip galima į tai pasižiūrėti, yra per kūną, per mintis, per emocijas. Kai mes rūpinamės kūnu, rūpinamės mintimis ir rūpinamės emocijomis. Ir apie tai aš pakankamai daug kalbėjau, tad šiandien noriu pakalbėti iš dar vienos pusės ir taip pat pabandysim praktiką, kurie padeda gauti tiesioginę patirtį, kad tai nebūtų tik teorija. Tai kas tas aš, kaip mes save įsivaizduojam, nes kūnas, mintis, emocijos, kuo mes rūpinamės, tai yra nuolat besikeičiantis procesas, tai nėra kažkas pastovaus, tai nėra kažkas, kas visada būtų taip, kaip yra. Tai yra kintantis, sąlygotas, nuolat besikeičiantis procesas, kuris kartais kelia malonius jausmus ir malonias patirtis, o kartais kelia nemalonius jausmus ir nemalonias patirtis. Kaip kūnas, ar ne? Jis kartais teikia malonius jausmus, kartais jis skausmingas, kartais mes jo grožimės, o kartais pažiūrim ir pamatom, kad senstam. Ir galbūt kas nepatinka mūsų kūne taip, kaip yra. Lygiai taip pat mintis, kartais jos mus palaiko, kartais jos yra sunkios, kartais jų yra daug ir atrodo, kad per daug. Taip pat ir emocijos, kartais mes jaučiam ramybę, meilę, aiškumą, įkvėpimą, o kartais nėra jokio nei įkvėpimo, nei meilės, nei ramybės. Ir dėl to tada susikuria įpročiai, vieni stipriausių įpročių, kad nuolat siekti malonių patirčių, o kai susiduriam su nemaloniom patirtim, bandyt užsiimti vairiausiais veiksmais, kad tą nemalonę patirtį pakeisti. Arba kitaip tariant, mes prarandam psichologinį atsparumą nemaloniom patirtim. Ir tada, kai kyla nemalonios patirtis, arba mes darom bet ką, kad jų išvengt, arba tiesiog palūžtam. Ir šių veiksmų nereikia mokytis, jie natūraliai išsivysto per gyvenimą, bet dar vienas veiksmas, kurį galima tuo metu daryti, tai sąmoningai atpažinti šitas emocijas ir tada yra du keliai. Sakykim, ką geriausia galima daryti su tuo. Tai pirmas kelias, nuo kurio aš visada patariu pradėti, tai yra tiesiog atpažinti ir bent jau keletą įkvėpimų, iškvėpimų ar minučių ar ilgiau tiesiog pastebėtai, įskaidant tą patirtį į kūno pojūčius, į mintis, į jausmo toną ir tiesiog pabūnant su tuo, nekuriant dramos, neįsitraukiant į minčių srautą, į pasipriešinimą ar slopinimą tos emocijos. Ir tada tai yra viena efektyviausių technikų, kai mes pastebim, tai ateina, natūraliai mums nieko nereikia daryti, kad tai kiltų. Tai taip pat natūraliai ir praeina. Ir mes visame tame išliekam tiesiog budrus, stebėdami visą tą srautą, kaip jis kyla, reiškiasi kurį laiką, kelia tam tikrus pojūčius, jausmus, skatina tam tikras mintis ir galų gale praeina, kai negauna dėmesio.
bet tai nėra pats lengviausias būdas, ką mes galim daryti. Jis yra pats efektyviausias, sakykim tai, bet ne visada tinka. Todėl kartais labai gerai yra užduoti klausimus. Ką visą tai reiškia, ar tai yra svarbu, ar tai nėra svarbu, ar tai gali palaukti, ar tam reikia čia ir dabar mano dėmesio, ar nėra geresnių temų, ką galėčiau dabar pagalvoti, ar atidėti vėlesniam laikui tas galbūt varginančias mintis ar jausmus, tai per klausimus, per refleksiją, tai reflektuojantis protas. Pirma, tai stebintis, antra, reflektuojantis ir trečias būdas, ką visada galim daryti, kai pastebim, kad tie jausmai nėra patogus, malonus, tai tada mes galim užsiimti bet kokią kitą veiklą, malonę veiklą, žinot, kokios yra gyvenime malonios veiklos ir tada užsiimti tą veiklą, kad išsivaduot iš tos patirties. Ir čia yra tema santykis su savim. Dažnai mes save įsivaizduojam kaip tas mintis, kaip tas emocijas ir tada, kai kyla nemalonios mintis, nemalonios emocijos, mes kadangi su tuo tapatinamės, mes kadangi tai laikom kaip aš, kaip mano, kaip svarbi mano dalis ir tada tie kraštutinumai arba bandyti išvengti tos patirties, arba ar ją pakeisti, arba tiesiog paskęst tose mintise, prarasti save tose mintise ir tokiu būdu tą skausmą, tas negatyves mintis, nemalonės emocijas išdidinti ir išplėsti, nes jos auga tada, kai mes jas plečiam. Tada, kai mes jas didinam. Tai todėl labai svarbu yra išsiaiškinti, kas aš iš tikrųjų esu. Ir su kuo aš noriu kurti ryšį, kai kalbam ryšį su savim. Nes tai iš pirmo žvilgsnio pasakius atkurti ryšį su savim, atrodo tarsi viskas aišku, kas tas aš. Su savim. Ir nėra čia ką daugiau galvoti. Bet kai mes atidžiau pradedam nagrinėti tą požiūrį kaip aš, pamatom, kad tas aš skyla į šimtus ar net tūkstančius dalių. Ir tada kokia ta dalis esu aš. Su kokia ta dalim aš bandau atkurti ryšį. Tada tai pirmoji tema, ką kalbėjom savaitgalį, tai 3 lygmenys. Tai kūnas, mintis, emocijos, kai bandom sukurti balansą tame. Tiesiog išmintingi veiksmai, žinant savo kūną, žinant kokios mintis mus palaiko, kokios mintis mus žaloja, taip pat žinant, kokios emocijos sekina, yra varginančios ir mokantis tą kryptim, kad mokėtų tas visas emocijas, mintis ar kūno pojūčius subalansuoti įvairiausiais būdais. Šiandien mes apie tai nekalbėsim. Šiandien daugiau pakalbėsim apie kitą požiūrį, kaip mes galim pasižiūrėti į save. Ir emocijos, tokios kaip nerimas, pyktis, liūdesys, apatija, jas būtų galima įvardinti kaip skausmo kūnų, kaip skausmo mintimis. Jeigu mes su to mintim tapatinamės, kuriam tapatybę, kad aš čia esu piktas, aš esu nepasitikinti savim, man nesiseka, ar bet kokie tokie teiginiai yra labai neigiami mūsų savivertei, taip pat labai neigiami mūsų kūnui, nes išbalansuoja visą organizmo sistemą, po to mes nebeišsimiegam, blogiau virškina maistą, imunitetas nusilpsta ir susikaupt sunkiau darosi ir stresas kyla tada ir daug visų kitokių problemų atsiranda. Tai ignoruoti šitų emocijų nereikia ir mano manymu vienas geriausių būdų, ką galima su tuo daryti, tai yra tiesiog kasdien rašyti dienoraštę. Kasdien grįžtam vakare į rytą ir nuo ryto perinam kas valandą, kas vyko toj dienoj, pasižiūrim, kur liko kokių emocinių skausmų, kokių nemalonių situacijų, jas permastom, jas suprantam aiškiau, paleidžiam įtampą, skausmą iš tos patirties ir pasimokom, ko galim iš viso to išmokti ir tiesiog judam toliau. Tai yra viena efektyviausių praktikų, ką galima daryti, nes tada esam atidus. Atidus tam, kas vyksta gyvenime. O jeigu nesam atidus tam, kas vyksta kūne, tam, kas vyksta mūsų vidinėje būsenoje ar tam, kas vyksta mūsų dienos eigoje, tai tada mes labai daug vietų yra, kur prasileidžiam. Ir
tada mes nebesimokom, nematom savo silpnybių, nematom aiškiai savo klaidų ir tada tarsi papuolame tokį užburtą ratą. Tai todėl labai svarbu tą suprasti, kad tos emocijos, jos jokių būdų neapibrėžia mūsų esmės. Jom kilti yra reikalingos tam tikros sąlygos, ir jom baigtis taip pat yra reikalingos tam tikros sąlygos, kurios gali vykti natūraliai arba kurias mes galim sukurti. Ir taip pat, gyvenant išmintingai, tiesiog ateityje kurti vis mažiau sąlygų tom būsenom atsirast ir taip pat, kai jos atsiranda, tada turėti daugiau išminties, daugiau patirties, ką daryti, kad tiesiog tai nevirstų mūsų dideliu skausmu, tai mūsų neišsekintų, neišvargintų. Tai kurti su tom emocijom tapatybę nėra išmintinga. Ir kas mes iš tiesų esam, kas yra mūsų, sakykim, ta dalis, kurią būtų galima pavadinti kaip mūsų išminties dalimi, kaip mūsų aukštesnysis aš. O ta mūsų dalis, kuri žino, ką reikėtų valgyti, ką reikėtų daryti kiekvieną dieną, bet ne visada tai daliai mes skiriam pakankamai dėmesio ir ne visada yra pakankamai aktyvi. O skausmo kūno tapatybėm arba tom negatyviom tapatybėm mes dažnai skiriam pakankamai daug dėmesio, nes jos buvo maitintos labai ilgą laiką praeityje mūsų dėmesiu, mūsų veiksmais, mintim ir visų kuo kito. Todėl nėra taip lengva iš tų tapatybės dalių išsivaduoti, nes jos vis grįžta ir vis kelia įtampą, vis kelia sumaištį. Tai todėl labai svarbi yra praktika. Viena svarbiausių turbūt dalių ir motivacijų, kai pradeda mokytis meditacijos, tai yra atkreipimas dėmesio į tai, kad gyvenime yra be galo daug galimybių. Mes jeigu esam sveiki, mes turim be galo daug galimybių, be galo daug informacijos, be galo daug, kur galim save realizuoti, ar ko naujo galim išmokti. Bet kas trukdo? Kas trukdo tai padaryti? Tai trukdo visos tos emocijos, kurias aš išvardijau. Mūsų nerimas, nepasitikėjimas, abejonės, liūdesys, apatija ar visa kita. Tai todėl labai svarbu yra tuo pasirūpinti. Iš esmės, kai visų tuo pasirūpinam, atsiveria visiškai kitokia mūsų gyvenimo dalis, kuri mus pripildo aiškumo, džiaugsmo. Ir aiškumas, džiaugsmas, vidinė ramybė, kuri leidžia gyventi visiškai kitokios kokybės gyvenimą, turėti daug geresnę sveikatą, daug daugiau energijos resursų ir tada natūraliai gyvenime mes pradedam judėti į priekį. Natūraliai mūsų augimas įvairiom gyvenimo kryptim tampa stipresnis, greitesnis, efektyvesnis. Tai todėl įvairi būties aspektų patirčių dalis, visuma, ji yra normali, su ja yra viskas gerai. Mes visų tų jausmų, kaip nerimas, kaip aptingimas, kaip pyktis ar dar kas kita, to neišvengsim. Svarbu tai, kiek mes tam skiriam savo dėmesio, kaip mes iš viso to mokomės ir kiek ryšio kuriam su savim. Tai einam prie jau mūsų šio susitikimo temos, tai ryšys su savim, kiek ryšio mes kuriam su savim ir kas tas aš esu. Tai galim išskaidyti tą aš į kelias savybės. Tai kai aš jaučiu ryšį su savim, arba kai aš jaučiu ryšį su vidinė išmintim, pavadinkim taip, tai aš viduje galiu pastebėti, kad yra ramu, yra subtilus, lengvas džiaugsmas, gerumas ir aiškumas. Tyla galbūt. Nes tie aspektai mes kartais įsivaizduojam, kad tai patirti, viskas turi būti tylu ir ramu. Bet tai nėra tiesa, kad jausti ramybę, kad jausti viduj aiškumą ir jausti viduj gerumą
O kas yra priešinga gerumui, kaip galim pamatuoti, ar jaučiam gerumą, tai ar jaučiu, pavyzdžiui, pyktį, neapykantą dabar šiuo metu susierzinimą. Jeigu jaučiu, vadinasi, gerumo trūksta. Arba jeigu jaučiu tiesiog šaltį viduje, yra šalta, vieniša, liūdna, tai taip pat vadinasi, kad trūksta tos vidinės šilumos, ką būtų galima įvardinti kaip gerumą. Tai tos savybės, su kuriomis mes mokomės vis atkurti ryšį ir tada, kai mes turim ryšį su savim, ryšį su šiom savybėm, mes tiesiog jas jaučiam. Tada bet kokią gyvenimo sritį mes paimsim, ar profesinę, ar santykius, ar savivertę, visur mes tada galim daugiau, negu kad jaučiant nerimą, susierzinimą, apatiją, pyktį. Ir tada mes ne tik, kad galim daugiau, bet tas gyvenimo sritis ir puoselėjam. Tiek ir savivertę, tiek ir sveikatą, tiek ir profesinę sritį, tiek ir santykius, visur įnešam tai, kas tas sritis papildo ir tai, kas tom sritim leidžia augti, tobulėti, vystytis. Nes jeigu bet kokioj iš tos sričių, paimkim, to trūksta ramybės, aiškumo, džiaugsmo, gerumo, tai tas sritis tada natūraliai pradeda kelt skausmą, įtampą, arba nebekelti džiaugsmo, nebėra motyvacijos stengtis ten, daryti ką nors, kad būtų geriau toj srityje. Tai todėl svarbu yra kasdien įvairiausiais būdais vis grįžti į save, grįžti į savo centrą, tai taip pat būtų galima pavadinti kaip savo centrą. Ir tada įvairiausios praktikos, nes čia saviugdos kelias tada labai išsiplečia. Kaip mes galim tą ryšį atkurti su savim ir kurti tą ryšį darnų. Ir kai atkuriam, tada jį tarsi brandinti, jį bandyti kurti kiek įmanoma, išlaikyti kiek įmanoma daugiau. Nes aišku, kad kažkas tai vyksta, mes pamirštam ir vėl įsitraukiam į įvairiausias veiklas ar kitokias emocijas, bet kaip mes gebam vėl grįžti, sukurti sąlygas, kad tai tęstųsi ilgesnį laiką, ir kad tai gyvenime reikštųsi vis spontaniškiau, nes dažnai, mes bandom apsimest, kad esam ramus, bandom neapsimest, bet stengiamės tai padaryti, bet viduj yra kova, yra tarsi toks dirbtinumas tame, arba kad esam geri, irgi stengiamės, tarsi dabar būsiu geras, ir bandom daryti, ir mums ne visada pavyksta, arba tas bandymas, ta šypsena, kai mes bandome atrodyti tarsi, kad laimingi esam, bet iš tikrųjų viduj labai liūdna. Tai kaip ir yra gerai, nes tai yra teisinga pastanga link tos krypties, bet blogai yra dėl to, kad kartais taip gali pradėti kelt įtampą. Ir kartais tai gali pradėti atrodyti kaip kad savęs prievartavimas, kai tai darom. Tai todėl kartais tai yra gerai, bet jeigu visada tai vyksta, tai tada tai nėra geriausias pasirinkimas, nes tada tai gali neigiamą savo pusę atsisukti. Ir yra spontaniškas viso to pasireiškimas, kai mūsų gerumas, ramybė, džiaugsmas spontaniškai kyla, nereikia tam jokios pastangos, natūraliai. Tai praktikos tikslas yra toks. Pradžiai mes tarsi žinom, kokiu keliu norime eiti savo gyvenime, žinom, kad depresija, liūdesys, nerimas, pyktis, dar kažkas yra tai, kame mes gyvenime nenorim gyventi. Tai, su kuo mes norim turėti kuo mažiau ryšio. Suvokiant tai, kad įnešant visų šitų emocijų į bet kokią tai sritį, tai yra tai, kas žaloja, tai yra tai, kas veikia kaip nuodas. Iš jų mes galime mokytis, jos gali padėti sudėtingose situacijose, kai iš tikrųjų reikia išgyvenimo lygmens sprendimų, tada taip, bet visų kitų atveju mums reikia ryšio su tikruoju savimi, su tuo iš vidaus natūraliai kylančiu, spontaniškai kylančiu ir esančiu džiaugsmu, gerumu, ramybe, vidinio aiškumu. Tai praktikos, kurios padeda tą ryšį atkurt, ir tų praktikų yra įvairių. Kvepavimas, kūno judesiai kaip jogos asanos, kaip
kad ir sveikatingumo įvairiausios treniruotės, garsas, muzika, kartoti mantras, klausytis gražios muzikos, kuri gražina tarsi mus į save. Vizualizacijos įvairios. Tai labai daug yra pasirinkimų, kaip tą galim padaryti. Ir šiandien mes tą pabandysim padaryti su kvėpavimu. Ir taip pat su meditacija, su sąmoningumo meditacija, kaip mes kiekvienai tai savybei, tai sakykime, vidinis aiškumas, ramybė, tiesiog sąmoningumas, suvokimas to, kas yra. Ir tai geriausia atspindi mūsų pilvo sritis, nes ar zen budizme, ar dao praktikose, kitose tradicijose pilvo pačia yra kaip tarsi energijos centras, kaip įsižeminimo centras, kur galim sutelkti savo dėmesį, ten atgauti jėgas, įsižemint, paleisti įtampą galbūt ir išlikti, kad ir audroj, kai vyksta audra, tarsi randam savo dėmesio į saugią vietą ir tada, kol audra, emocinė audra, mes savo dėmesį išlaikom toj saugioj vietoj, nes kitu atveju, jeigu dėmesys pakyla, tada visos tos audros, emocijos, mintis mus išblaško ir sukuria daug įtampos, daug skausmo. Tai pabandysim pamedituoti toj vietoj, tada krūtinės centras tai yra mūsų gerumas, mūsų džiaugsmas, kur krypdami savo dėmesį mes natūraliai skatinam tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek ir mintimis kilti visiems tiem pojūčiam, patirtim, kurios yra su tuo susijusios. Ir taip pat mūsų, taip vadinama, šeštoji čakra, tarpas tarp antakių, čia yra koncentracijos centras. Kai mes turim daug darbų, daug yra protinio darbo, pradeda jaustis įtampa galvoje. Tai čia yra susijęs su erdvės elementu, su aiškumu, erdvė. Daug erdvės. O kai yra erdvė, yra aiškumas. Jeigu erdvės nebėra, pavyzdžiui, kokios emocijos pradeda spaust, ar kokie fiziniai skausmai, tai tada kyla įtampas, kyla skausmas. Bet jeigu sugebam į tai pasižiūrėti į šiek tiek toliau, pamatyti tarp savęs, tarp aš to, kuris stebiu ir to objekto truputį daugiau erdvės, natūraliai ateina lengvumas. Ir tada, kad ir kas vyktų, mes galim jaust vis daugiau laisvės tame lengvumo ir su lengvumu išbūt, su bet kokia patirtim iš esmės. Jeigu išmokstam per praktiką atpažinti erdvės elementą. Ir tai taip pat yra susiję su gilia sutelktim, kai giliai pasineriam į meditaciją ir jeigu tikslas yra tiesiog atsipalaiduoti, pailsėti, atgauti jėgas, tai tada ilsintis erdvės elemente labai padeda tai padaryti. Ir tai yra, kai mes susiduriam su, sakykime, emociniu skausmu, įtampa, arba kai tiesiog norim pailsėti, norim atgauti jėgas, nes galbūt laukia ten koks svarbus pokalbis arba svarbi diena ir tiesiog reikia truputį atsitraukti nuo telefonų, nuo darbų ir atgauti jėgas. Tai yra viena geriausių praktikų. Tada mes sukuriam daugiau erdvės tame, ką patiriam čia ir dabar. Tiskim kūno pojūčius, mintis, vaizdus, garsus girdim. Sukuriam daugiau erdvės. Ir tada sąmoningumas, aiškiai tai suvokiam. Yra aiškumas to, ką matau. Ir tada nėra vertinimo. Yra tik tai aiškumas ir leidimas, nes erdvė leidžia viskam būti, kas yra. Kai nėra erdvės, tada yra kontroliavimas, tada yra tarsi spaudimas į kampą ir bandymas kažką su tuo daryti. Kuo daugiau erdvės, tuo daugiau laisvės viskam tam, kas yra, būti taip, kaip yra. Nekontroliuojam, nebandom pakeisti, nevertinam ir leidžiam viskam būti. Ir tada ta erdvė prisipildo gerumo. Gerumo ir subtilaus džiaugsmo. Tai mūsų širdis, tai, ką pastebim, tai, ką matom, suvokiam čia ir dabar, matom tai su suvokimu, kuris yra šiltas, kuris yra kupinas, kad ir labai subtilaus ir lengvo gerumo. Nes tas matymas tai yra dėmesys. Ir kad tą geriau suprast, galime įsivaizduoti, pavyzdžiui,
Na, kai žiūrit į kokį žmogų, ar ne, jeigu matot jį prieš save, jūs galite jį žiūrėti tiesiog neutraliu žvilgsniu. Galite jį žiūrėti ir net sąmoningai ar nesąmoningai, sakykime, ieškot, kas su juo yra negerai, piktintis to žmogum. Arba žinot, kad jis ką yra blogo padaręs, kad mes jo nenorim matyti ir iškart mes jį pasitinkam jau su tokiu piktu žvilgsniu. Arba mes galim matyti mylinčių žvilgsniu. Galim matyti draugiškų, priimančių žvilgsnių. Tai meditacijoje labai svarbu yra mokytis tokio žvilgsnio. Nes tada, kad ir kokia patirtis būtų, net ir pati nemaloniausia, jeigu mes ją priimam su žvilgsniu, kuris yra draugiškas, dėmesiu, kuris yra draugiškas, kuriame nėra vertinimo ir suvokime yra daugiau erdvės. Nėra tai suspausta, o yra daugiau erdvės atsipalaidavimo. Tai natūraliai tada mes sumažinom šitos įtampos skausmo keliasdešimtis kartų ir taip pat mes išliekam ryšyje su savimi arba kitaip ryšyje su savo išmintim. Išmintim todėl, kad jeigu mes priimam sprendimus arba kalbam arba veikiam ką nors, jausdami ten nepasitenkinimą, pyktį, nerimą, tai dažniausiai tada mes gailimės, dažniausiai tada sprendimai nėra patys geriausi. Nebent jeigu kas nors mus ten vejasi ir mums grėsia pavojus, tada taip, bet jeigu to nėra, tada geriau yra bet kokioje situacijoje išlikti ryšį su savim. Ir tada mūsų smegenų dalys yra aktyvios, kurios yra priekyje, atsakingos už išmintį, kūrybą, logiką. Ir tada mes kalbam, mastom, veikiam visiškai kitaip, lyginant su tom prieš tai išvardintom emocijom. Tai todėl labai svarbus yra ryšys su savimi ir žinojimas, kas yra vidinė išmintis. Ir kasdien, kuo dažniau grįžti į savo centrą, į save ir į savo išmintį. Tai viena iš tų praktikų, ką galima pabandyti padaryti, pavyzdžiui, įsivardinti savo, su kokia emocija gyvenime susidurėt, kuri jis vargina labiausia. Vieniem galbūt nerimas, kitiem galbūt susierzinimas, kitiem galbūt tiesiog aptingimas ar dar bet kokios kitos emocijos. Tai, kas man šiuo metu šiame gyvenimo etape kelia įtampą. Įsivardiju ir tada tokia praktika prižadėti savo kasdien 3 kartus pastebėjus, kai kyla ta emocija, grįžti į save. Pamatyti tai su aiškumu, pamatyti tarp to jausmo ir savęs daugiau erdvės ir su daugiau gerumo, daugiau švelnumo. Suvokiant, visada savo įvardijant, pirma, kad dabar yra puikia proga mokytis. Nes kai mes esam paskaitose arba praktikuojam ramiai, kai viskas yra ramu ir tylu, tai yra pasiruošimas, treniruotė. Todėl labai svarbu yra nepamiršti praktikos ir kasdien, kai kyla tie jausmai, pastebėti, pasakyti savo puikia proga mokytis ir kokius 3 ar 5 kvėpavimus tiesiog įkvėpti, iškvėpti, nevertinant, nebandant nieko pakeisti ir su kiekvienu iškvėpimu, sakykime, 3 iškvėpimai. Pirmas į pilvą, įkvėpiu, sulaikau, iškvėpiu, atsipalaiduoju, pajaučiu kūną, tiesiog pajaučiu stabilumą, o kūno pojūčiai visada yra su mumis. Mes juos pajaučiam ir viskas. Tada antrą kartą įkvėpiam, įkvėpiam į krūtinės centrą, pajaučiam gerumą, arba tiesiog nusišypsom tam, ką jaučiam. Gerumas, šypsena. Ir trečias įkvėpimas, įkvėpiam į viršugalvį ir pastebim erdvės elementą. Tiesiog pastebim daugiau erdvės tarp aš to, kuris stebiu, ir to jausmo, tos patirties. Daugiau erdvės. Arba daugiau erdvės tarp minčių, kaip mintis keičiasi. Ir pastebėt
erdvę tarp minčių, kai prote yra tyla. Tiesiog patyrimas erdvės elementų. Ir tada po tų 3 kvėpavimų galima daryti tai, ką norite daryti. Bet tokiu būdu mes, kadangi protas yra įpratęs veikti automatiškai ir nemalonės patirtis reaguoti žaibiškai, tai čia mes perprogramuojam savo protą. Kai nemalonios patirtis, tad pradedam visiškai nuo mažų dalykų, mokomės pastebėti, pajaučiu kūną, atsipalaiduoju. Tiesiog vidinė šypsena, vidumi nusišypsau, atsipalaiduoju dar labiau. Įkvepiu į viršugalvį, pastebiu daugiau erdvės tarp viso to, sulaikau, pajaučiu ryšį su visais tais išvardintais objektais, iškvepiu ir tada pasižiūriu, ką su tuo galima padaryti geriausia. Ir tai praktikuojant per dieną bent 3 kartus, po kelių savaičių tikrai pradės vykti gyvenime dideli pokyčiai. Ir aišku, tą daryti ne tik tada, kai iškyla emocijos. Galima daryti per pietų pertrauką, galima daryti vakare prieš užmiegant lovo, ypatingai rekomenduoju. Nes dažnai užmiegam tiesiog nešamės į miegą ar nerimą, ar kūno įtampas, ar dar ką nors kitą. Tai prieš užmiegant, prieš poilsio laiką, kad ir pietų pertrauką, visada galim pasidaryti, kad ir 3 kvėpavimus, arba, pavyzdžiui, kokius 5 kvėpavimus ar 10 kvėpavimų į tą kūno dalį, apie kurią aš minėjau, pilvą, krūtinę arba ir viršugalvį. Ir tiesiog, kai kvėpuojam, bandom pajausti ryšį su ta vidinė kokybė, su ta vidinė būsena, atkurt ryšį. Tai todėl, kas yra labai svarbu tame, kai mes tą darom, bandom daryti, mes nekontroliuojam. Jeigu pastebim, kad yra nemaloni patirtis, dabar, kai darysim irgi praktiką, pastebėsit, kad nemaloni kūno patirtis, kyla mintis, kurios sako, gal man neįdomu, gal galėtų būti kas nors kita, arba emocinė būsena, kuri nepatogi, kelia bet kokia įtampa, aišku, aš nekalbu apie kraštutinumus, tai tada leidžiam tam būti, viskas su to yra gerai, nebandom to kontroliuoti, o priešingai suprantam, kad tai yra gera proga mokytis ir atsipalaiduojam su tais nepatogiais kūno pojūčiais, atsipalaiduojam galbūt su tuo dideliu minčių srautu, atsipalaiduojam su tom mintim, leidžiam savo bent kelias minutės tiesiog būti su tuo, kas yra, nekontroliuojant ir nebandant pakeisti. Čia yra pati svarbiausia meditacijos dalis. Kai tik pradedam priešintis, keisti, kontroliuoti, labai dažnai tada, kai nepavyksta to padaryti, kyla pasipriešinimas, pasipiktinimas arba nusivylimas savim arba meditacija. Tai mes to norim vengti, nenusivilt, o priešingai. Mokėti tuo pasirūpinti, nes tai, ką mes tuo metu patiriam, kaip kūno pojūčius, mintis ar emocijas, tai yra tai, kam reikia mūsų dėmesio ir tai, kuo mes tuo metu galim pasirūpinti, kaip pasirūpinti, grįžtant į save, grįžtant į savo centrą ir tada ilsintis su tuo, kas yra, jaučiant ryšį su savim. Tai tokia praktika. Ar turit klausimą? Jeigu turit, galit paklausti, atsakysiu. O jeigu nebus klausimų, tada pradėsim praktiką už kelių minučių. Gerai, pradėkim praktiką. Atsisėskit, kad būtų patogu. Jeigu pavargsit, kai sėdit, galit tada sukryžiuot kojas, tiesiog taip rankas pasidėti ant kojų. Arba atsisėsti ant kėdės. O dabar atsisėskit patogiai, užmerkit akis. Atpalaiduokit dubens raumenis.
krūtinė atvira. Pečiai žemiau nuleisti, atsipalaidavę, smakras žemiau. Ir dabar pakvėpuosim šiek tiek greičiau per nosį. Ugninio kvėpavimo technika, tad įkvėpimas ir iškvėpimas su vienodai energijos ir lengvas. Kvėpuojant, akis pakelkit šiek tiek aukščiau, kad akis būtų užmerktos ir žiūrėtų daugiau į kaktą, būtų pakeltos aukščiau, tarsi į tarpą tarp antakių nukreiptas žvilgsnis. Ir lengvas prasikvėpavimas, minutę laiko. Kai kvėpuojam, tarsi pumpuojam iš pilvo, kvėpuojam per nosį, jeigu nosis užsikimšusi, tada suspaudę lūpas per burną, o kitu atveju per nosį. Ir kvėpuojant įsipatoginkit, nekvėpuokit pernelyg stipriai, aktyviai, o visiškai švelniai ir ramiai. Akis laikant prikėlus link kaktos, užmerktas. Dar 20 sekundžių. Ir kvėpuojant vidumi, šypsokitės, atsipalaiduokit. Kūnas gali ir šiek tiek linguoti, jeigu norisi su ritmu, su melodija. Dabar švelniai įkvepiam per nosį. Sulaikom orą įkvėpus ir sukam galvą 3 kartus į vieną pusę ir po to 3 kartus į kitą pusę. Dėmesį laikykit gerklės srityje. Įkvėpimas pilve. Ir jeigu jausit, kad norit anksčiau iškvėpti, pritrūksta oro, tai gali tai padaryti arba sukti galvą kvėpuojant. O iškvėpimas šiek tiek greitesnis. Tarsi įstumėm greičiau. Ir tada kelios akimirkos tiesiog stebint kūno pojūčius, praktikuojant sąmoningumą kūnui. Stebiu kūno pojūčius. Mano dėmesys pripildytas šypsenos ir erdvės. Stebiu su gerumu, su vidinė šypsena, švelne. Ir dėmesys pripildytas erdvės. Tai reiškia, kad nekontroliuojantis, nesiekiantis jokio tikslo, o įsiklausantis ir leidžiantis viskam būti. Dar kartą įkvepiam, sulaikom ir 3 kartus sukam į vieną pusę. Ir kai iškvėpsit, galit pastebėti, kad suaktyvėjo pojūčiai viršutinėje galvos dalyje, aplink kaklą. Ir vėl mokomės pripildyti savo dėmesį erdvės, tai reiškia nekontroliuoti, atsipalaiduoti, aiškiai žinoti, ką jaučiu ir nekontroliuoti. Matant tai su gerumu. Tai yra švelni vidinė šypsena į tai, ką pastebim savo kūne. Dar kartą įkvepiam ir sukam 3 kartus lėtai, neskubant.
Ir iškvėpimas greitesnis. Tarsi paleidžiant visą įtampą, kuri yra susikaupusi gerklėje, galvoje. Ir tada mėgaujamės aiškumu. Atsiradusią didesnę erdvę mūsų sąmonėje, mūsų suvokime. Ir dabar įkvėpimas atsilošiant atgal, įkvėpiam per nosį, o iškvėpimas patlenkiant smakrą į priekį, pasvyrant šiek tiek į priekį. Įkvėpiam per nosį, atveriam krūtinę, suvedam mentes ir iškvėpiam per burną, pastumiam pečius į priekį, smakrą link krūtinės. Ir darom lėčiau, neskubam. Išjudinam pečius, išjudinam kaklą. Įkvėpimas lėtas ir gilus per nosį. Ir iškvėpimas lėtas, dar lėtesnis per burną, atsipalaiduojant, neskubant. Įjungiam rankas, įkvepiant atveriam krūtinę, rankas įskiečiam ir delnus įskiečiam, kai skiečiam į šonus, o kai lenkiamės į priekį, suspaudžiam kumščius, smakras prie krūtinės, įtempiam pilvą ir sėdmenis. Ir vėl įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Dar vieną kartą. Ir kai įkvėpsit, įskieskit rankas ir palaikykit orą įkvėpus, įskietus rankas. Ir paleidžiam. Kitas pratimas, ką dabar darysim, įkvėpsim giliai per nosį, sulaikysim orą pilve ir tada pumpuosim pilvą. Nekvėpuojant. Tai yra tam, kad išjudinti energiją, kuri yra susikaupus pilve, išmasažuoti žarnyną, sustiprinti metabolizmą ir ugnies elementą. Tai dabar lėtas įkvėpimas per nosį. Sulaikymas. Pajaučiam orą pilve. Ir tada darom 5 arba 10 pumpavimų. Arba daugiau, jei norit. Padarysim 3 kartus. Tai kas nepradėjot, pradedam su manim, įkvepiam, laikom, pajaučiam pilve, pumpuojam. Ir iškvepiam stipriau. Vizualizuodami, kad iškvepiam visą įtampą, toksinus, kurie yra susikaupusi kūne. Ir tada kelios akimirkos stebint kūno pojūčius. Nes mes integruojam judesį, kvėpavimą ir meditaciją į vieną visumą. Lavinam tuos proto gebėjimus, apie kuriuos aš kalbėjau pradžioje, jau dabar. Ir čia yra gebėjimas susijungti su savo vidiniu aiškumu, erdvės elementu, kurioje mes nevertinam. Ir patirtis matom su švelnumu, su gerumu, su aiškumu. Darom dar kartą, įkvepiam, pajaučiam pilve pojūčius ir pumpuojam. Ir paleidžiam. Gerai, minutę laiko savarankiškai, įkvepiam, pumpuojam 5, 10 arba daugiau kartų, iškvepiam, kelios akimirkos susijungimo su vidiniu aiškumu, erdve. Ir vėl kartuojam.
Dar 30 sekundžių. Kai darom pumpavimą, stengiamės nejudinti pečių, pumpuoti tik iš pilvo. Bet jeigu nepavyksta, darykite taip, kaip išeina. Tik turėkite tai omeny, kad daugiau pumpuoti iš pilvo. Išjudinti visas įtampas, kurios susikaupusios aplink pilvo organus, diafragmą, kad galėtume kvėpuoti lengviau ir jaust mažiau emocinės įtampos, o daugiau erdvės ir lengvumo savo viduje. Ir dabar sekantis pratimas, pabaikit šį. Ką padarysim, tai lengvai išmasažuosim savo kūną ir tada pradėsim meditaciją. Tai tą padarysim suplodami delnais, patrindami. Ir prieš suplojimą visada atveriam krūtinę, kad išjudintume įtampas, kurios susikaupusios čia. Įkvepiam, sulaikom orą, suplojam. Aš dabar parodysiu, paskui padarysim kartu. Jau nekvepuojam. Tada pasitrinam veidą, sitrinam pakaušį, pečius, krūtinę, pilvą, apatinę nugarą, kojas, rankas. Ir tada greitai iškvepiam. Ir tada pastebėsit, kad visas kūnas suaktyvėja, visi kūno pojūčiai suaktyvėja ir natūraliai mūsų protas tampa stabilesnis, aiškesnis. Kai prieš tai darėm, paleidom įtampas iš tam tikrų kūno vietų, o dabar išjudinsim visą kūną. Tad jeigu jausit kažkurioj kūno vietoj reikia daugiau patrinti, daugiau masažo, kad ir veide ar ten krūtinėje, tai galit daugiau laiko skirti būtent tai daliai. Dabar padarykim 3 kartus. Įkvepiam, laikom. Ir masažuojam veidą, pečius, krūtinę, pilvą, nugarą, kojas, rankas. Iškvepiam, stebim. Dar kartą įkvepiam, sulaikom, suplojam, patrinom ir masažuojam veidą, galvą, pečius, krūtinę, pilvą, nugarą, kojas, rankas ir iškvepiam. Stebim, grįžtam į save. Dabar mes jau žinom, kas aš esu. Aiškumas, meilė ir erdvė, kurioje įmanoma viskas. Erdvė, kuri yra laisva ir kurioje įmanoma viskas. Dar vieną kartą įkvepiam. Ir išliekam užsimerkę. Nukreipiam dėmesį į pilvą. Pajaučiam kvėpavimą pilve. Ir tai yra ta kūno vieta, kurioje mes pajaučiam įsižeminimą. Stabilumą. Taip kaip medžiai duoda tvirtumą ir stabilumą šaknis, kurios yra giliai įsišaknijusios į žemę. Taip mūsų buvimui dabartyje stabilumo duoda kūno pojūčių suvokimas, kvėpavimo suvokimas,
ir visam kitam leidimas būti taip, kaip yra. Pastebėkit sustiprėjusi sąmoningumą. Atsipalaidavimą. Kad įsižeminti, kad pajausti aiškumą. Mums nereikia nieko daryti, nieko kontroliuoti, nieko pakeisti. Mums reikia tiesiog jausti savo pilvą, tai kaip jaučiasi kūną ir leisti viskam būti taip, kaip yra. Aiškumas, sąmoningumas. Įsižeminimas per kūną. Jaučiu savo kūną, viskam leisdamas būti taip, kaip yra. Tada dėmesio perkelimas į krūtinę. Jeigu nejaučiat krūtinės dėmesio, galit paliesti ranką ir nusiųskit į tą vietą savo šypsenos. Savo mylinčio žvilgsnio. Pastebėkit šviesą krūtinės centre. Vizualizuokit šviesą krūtinės centre. Su įkvėpimu pastebėkit, nusiųskit gerumo, meilės, o su iškvėpimu pastebėkit, kaip šita šviesa ir šiluma, meilė sklinda per visą jūsų kūną ir už kūno. Su įkvėpimu pastebit, nusinčiat savo šypsenos, gerumo. Su iškvėpimu stebit, kaip šita šviesa, šiluma sklinda per visą jūsų kūną, valo jį nuo įtampos ir jį atpalaiduoja, kuria saugumo jausmą. Dėmesį perkeliam į viršugalvį, pajaučiam kaktos sritį. Ir su įkvėpimu susijungiam su erdvės elementu. Pajausdami erdvę aplink savo galvą, kūną. Ir su iškvėpimu stebint, kaip ta erdvė plečiasi, sklinda už jūsų kūno ribų. Pažiūrėkit, kiek toli galit suvokti, pastebėti. Įkvepiant sutelkiam dėmesį į kaktos vidurį, centrą. Iškvepiant stebim erdvės elementą, kuris plečiasi už mūsų galvos į išorę be ribų. Erdvės elementas, kuriame yra aiškus suvokimas visų patirčių ir nėra vertinimo, kontroliavimo, lūkesčio. Yra tik žinojimas, leidimas viskam būti ir aiškumas. Tyla, ramybė.
Ir dabar patrinam rankomis vieną į kitą, giliau įkvepiam, iškvepiam. Tada rankomis paliečiam krūtinę ar veidą. Galima pamasažuoti kūną, jeigu norisi, kurioje vietoje daugiau. Ir ką galim pažadėti savo šiandien. Kokį pažadą galim duoti savo šiandien, baigiantis dienai. Kai esam ryšyje su savimi, su savo vidinė išmintimi. Na štai, valanda laiko praėjo kaip akimirka. Tikiuosi, turėjot gerą laiką. Ačiū Jums, kad prisijungėt. Nes džiaugiuosi, kad galėjom turėti ir praktiką, kad visa ta teorija taip ir neliktų tik tai minčių forma. Ir jeigu turėsit kokių klausimų, tai rašykit man asmeniškai, klauskit. Ir kol kas tada linkiu gero poilsio, tęsti praktiką, apie kurią kalbėjau, kad kasdien bent 3 kartus mažiausia grįžti į ryšį su savim, vis priminti savo, kas aš esu. Ir nuolat mokytis atkurti ryšį su savimi. Tad gero laiko jum ir iki kitų susitikimų.